O kaip atrodo dirbtinio intelekto darbo vieta, kur jūs fiziškai sėdi? Kokios sąlygos jį laikyti? Labai daug priklauso nuo to, apie kokius modelius tuos kalbam. Sakykime, jeigu mes kalbam apie didžiuosius kalbos modelius, kaip tas pats ChatGPT arba Copilotas, jie sėdi kažkur tai debesyje. Yra serveriai, žinoma, tie serveriai gali būti geografiškai bet kur, Lietuvoje, Amerikoje, kažkur tai Europoje, dar kažkur. Tiksliai mes tikrai nežinosim, kurioje vietoje gali būti per vienas uždavinys sprendžiamas vienoje vietoje, kitas kitoje. Bet paprastai stovi tokiuose dideliuose duomenų centruose tie modeliai, kažkur nutolę ir internetu mes komunikuojam su jais, nukeliauja duomenys, jie atsiunčia atsakymą. Mažas modelis, jisai gali būti ir pas mus telefone arba kompiuteryje, kur kažkokius mažesnius dalykus reikia įvertinti, paskaičiuoti.